pasisemsite ir įdomių naujienų ir svarbiausia, tikrai gausite įkvėpimo ir užtaiso visai likusiai vasarai. Taip, ir pakeis požiūrį tam tikrus dalykus, kai galvojame, kad jau galbūt turėtume save pristabdyti, užsimti kitomis veiklomis, nežinokite, sportuoti ir šiuo atveju žaisti krepšinį, visiškai nesvarbu, kiek jums amžiaus ir kokia yra netgi jūsų sveikatos būklė, galite praktiškai visi tai rodo didžiausia pasaulyje veteranų krepšinį vienijanti organizacija. Taip, lietuvėmis tai nupirtina išritama, nes pas mus moteris po 40 jau yra vadinamos pagyvenusiomis ir joms jau yra aiškinama, ko joms nebegalima gyvenime daryti. Tai žinokite, kad krepšinį pasaulyje žaidžia ir seniorai ir štai čia čempionate pasirodė net ir žaidėjai, kuriems yra 90 metų. Neįtikėtina ir įkvepianti istorija. O štai ką tik įvykusiame pasaulio čempionate Šveicarijoje moterų veteranių komanda Favoritės LT triumfavo amžiaus grupėje 35+, čia iškovojo aukso medalius. Tai mes pakalbinome šios komandos kapitonę Vaivą Garlinskę, taip pat vyrų veteranų 70+ kategorijos žaidėjas Saulių Lapienį, kuris čia mūsų didysis įkvėpėjas taip pat. Ir jis su komanda pasipuošė sidabru, nusileido tik tai Jungtinių Amerikos valstijų žaidėjams. Yra ko pasidžiuoti, kviečiame pasiklausyti pokalbę. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai Vaiva, pradėkime nuo jūsų, ant jūsų kaklo. Prašau, aukso medalis kabo, jūs ir komanda tapote 35+ kategorijos čempionais. Tai kokios emocijos ir ką jums asmeniškai reiškia tokia pergalė pasaulio čempionate? Jūs labai teisingai pasakėt, pasaulio čempionės, gal tas skambiausias žodis ir yra. Ir iš tikrųjų gal didžiausias džiaugsmas yra atstovauti Lietuvą ir turėti tokią komandą, su kuria mes galime taip toli nueiti, turėti tokią dvasią joje ir būti tokiamis kovingomis. Tai jeigu žmonės važiuoja iš dalies savo norų, kitų skatinami irgi palaikomi šeimų ir gali dalyvauti tokiame dalyke, tai atstovauti, laimėti ir bendros tikslo siekti su didžiausiu malonumu, tai yra mūsų didžiausias pasiekimas, kurį mes turime. Bet ir su lūžiais reikėjo kovoti dėl medalio. Aš pasakyčiau, kovingumą, kiek tai kainavo. Iš tikrųjų, kas lėmė mūsų pergalę, tai labai daug sakau, kad mes turėjom stiprią sudėtį, turėjom be galo daug rungtynių, labai džiaugiuosi, kad mes turėjom trenerį, kas yra tokiam turnyre prabanga ir mes turėjom didžiausią širdį žaisti už Lietuvą ir mylėti krepšinį. Šį čempionatą iš tikrųjų lūžusi nosis, mano asmeniškai sustabdė mane 2 dienom, toliau tęsiau čempionatą be kaukės, be nieko ir žaisdama. Analogiškai žaidėja viena iš mūsų, kurią visiškai surakino su nuskausminamais. Tai kaip sakau, jeigu tu atvažiuosi su šiokiom tokiom problemom, tai pamiršti, nes visi veteranuose yra šiek tiek turintys problemų, bet kai ištinka čia ir vietoje ir tu turi spręsti, žaisti ar ne, vienintelis atsakymas. Aš nepavėsiu komandos. Fantastika. Yra kuo pasididžiuoti, 35+ Lietuvos moteris pasaulio veteranų lygos čempionės. Į kitą kategoriją žengiant, Sauliau, sveikinimai ir jums sidabro medalis 70+ kategorijoje. Ar daug jėgų pareikalavo? Galbūt patys nustebote tokį titulą pasiekę? Mūsų komandai buvo buvusių profesionalų. Tai Pavilonis, Arlauskas. Pagrindą, aišku, žaidė tie, kur labiau patyrė, nors mūsų buvo 10 žmonių. Vyriausias žaidėjas kokio amžiaus? Mūsų komandoje, jeigu 70-inių, tai turbūt buvo vyriausias gal komandos vadovas Viktoras Ruželis, 73 turbūt. Nes mūsų grupė iki 75. Vidurkis amžiaus mūsų buvo tikrai 71 su trupučiu. Man dabar yra 70,5. Tai mes kažkiek tai keisdavomės, bet pagrindą padarė tie profesionalai žaidėjai. Mes juokavom, giedodami gimną per Mindaugo Karūnavimo dieną, kad tapom Pietų Amerikos ir Vidurio Amerikos čempionais. Visus aplošėm gana lengvai. Labai gerai sekėsi kauniečiui Vytautui Ribinskui, klaipėdiečiui Algirdui Lingiai, bet pasiekė maksimumą, kai mes išėjom žaisti su amerikonų komanda, jų net 3 tiesa dalyvavo, pas jos fizika šiek tiek kita, gynasi visiškai prisiklijavę, taiklumas geras. Pas mus gal jiems vieninteliams jūs tik tai ir nusileidot iš tikrųjų. Su kokiom sveikatos problemom susiduria jūsų amžiaus kategorija? Sakot, kad žaidėjai išbėga iš kalę su širdies stimuliatorium, pavyzdžiui. Kaip jums pasakyti? Yra buvusių, žemesnėje kategorijoje turi labai gerą draugą, su juo yra tekę tapti man Europos čempionų, pasaulio tą taurę laimėti Kaune, aš irgi, ta prasme, medaliuotas kartu su kai kuriem kolegom. Tai
yra susulaužyta nosim, susulaužyta ranka, nutrūkė raiščiai, sakė, gyvenime nebežaisiu, Šveicarijoje dabar irgi buvo. Nu, pas mus pavardėm tikrai negaliu vardinti, bet tikrai ne naujiena, kad pakeisti keliai, pakeisti klubai, širdies stimuliatoriai, nu, ryžtas didžiulis. Ir medalių savo skinat. Nu, taip jau yra ta grupė, kuri, aš pamenu pokalbį mūsų prieš varžybą su savo kolegom, kur liko čia Lietuvoje, sakė, nu, kurie yra čempionais buvę pasaulio Brazilijoje, sako, nu, jeigu tapsit pasaulio čempionais, tai yra praktiškai neįmanoma, labai sunku, nes ko gero iš tų vyresnių yra žmonių, aš tik 12-13 metų dalyvau įvairaus lygio, ten olimpiados, Europos pasaulio, taurė pasaulio, Europos vatas FIBA ir pasaulio FIBA, visuose yra tekę dalyvauti. Kai kurie jau ten nuo Australijos, nuo Brazilijos laikų, kai tik atsirado, mes esam rikiuotėje tarp visų valstybių treti, atrodo, jo. Po Amerikos ir Brazilijos. Jo, tai vis dėlto šitą reiškia. Inkorporė kartu vyrai ir moteris. Nu kaip, nu kainuoja, nu ką darysi. Klausimas toks kyla. Dabar sakėte, kad profesionalai yra tie, kurie galbūt kartais ir išneša tą komandą tam tikrose varžybose, kurie žaidė vis. Jūs asmeniškai per gyvenimą kokį santykį su krepšiniu turėjote? Ar žaidėt profesionaliai kada nors, ar tai yra labiau hobio? Ne, tiesiog, nu, aš čia juokavau, kai nieks iš mano tų jau tikrų negalėjo į laidą ateiti, ir pažįsiu. Per Mindauginę sakau, nu vyrai kviečia, mus reikia pakalbėti, žinai, pokalbį. Niekas negrįžę, dar keliauja, nu su šeimom atvykę panašiai, žinai, nu tai juokavau, man reikės. O pataikėt, sakau, taip, kad aš esu tas, kur sportuoju bent 5 sporto šakas, veteranų, badmintonas, tenisas, padelis dabar, nu tai sakau, esu gyvybingas žmogus. Nu kaip, aš nebuvau krepšininkų, bet daug sporto susportavęs, dalį jau nurašęs, sakykime, bet krepšinį žaidžiu jau virš 40 metų, turiu draugų klubą virš 30 metų, žaidžiu su jaunesniais. Sūnus abu žaidžia. Nestabdot, žodžiu. Vaiva. Na, būdavo krepšinis 3 kartus per savaitę, o dabar sportuoju 5 kartus, 6 kartus, 7 kartus per savaitę. Miksas. Jauniems yra kur pasitempti. Visų sportų miksas pas mane. Taip, mes tik pavydėti galime. Dabar dar Vaivai turiu klausimą, 35 ir jau veteranas. Kodėl tokia amžiaus riba ir vyriausia tada kokie yra lygos žaidėjai? Jūs žiūrint, taip sunku verčia liežuvis veteranę vadinti. Tai iš tikrųjų nereikia veteraną matyti tos žodžio daryti etiketę, kad tai susiję tik su amžiumi. Tai gal veteraną mes, kaip sakom, reiktų įvardinti iš dalies, tai yra, tas statusas ateina už ištvermę, už ilgalaikį buvimą sporte. Ir 35 gal tie metai iš tikrųjų yra ne pati populiariausia grupė. Kaip pasakė kolega, iš tikrųjų joje dar daug yra ir pakankamai gerų profesionalų, kuo toliau jau jų greičiau viskas susidėvi. Bet 35 metų verčiasi ir ta fiziologija mūsų, ir ištvermė, ir atsistatymas. Ir labai sutinku, kad norim atsiskirti nuo jaunimo, to elito. Ir kaip, tada reikia pradėti nuo tam tikros ribos. Ir ta riba, sakyčiau, tikrai yra pirma veteranų moterų, sutikčiau, kad vyrų galėtų būti ir 40, taip ir daug maž yra. Ir tada mes tampam subalansuotom jėgom visi. Nes mūsų lygyje žaidžia dar kai kurios ir profesionaliai, pavyzdžiui, mūsų finalo varžovės Estės. Gal mes turėjom papildomą motivaciją, nes mes grupėje jom pralaimėjome. Vadinasi, į finalą patekom skirtingais keliais, mes daug daugiau žaidėm. Ir kaip sako veteranų čempionatas, per 7 dienas turėjom 6 rungtynės. Tai profesionalai tiek nelaiko, bet tai sutapo labai gal su amžiaus ta grupė ir mūsų sunkius skinimus iki finalo. Turėjom labai daug komandų įveikti, pradedant Meksiką, Angliją ir kitom šalim. Tai tikrai saldu buvo. Tai, o kaip jūs paklausėte apie vyriausius dalyvius, taip, man kažkada tekė būti jauniausia čempionato dalyvė, o šį kartą buvo labai smagu pamatyti ir susitikti amerikiečių. 90 metų, kaip jisai sako, kol aš galiu bėgti, kol aš gyvas, tol aš žaisiu. Jo frazė pasakyta ir jis bėgioja. Aš manau, jūs ir šis čempionatas yra geriausias įkvėpimas visiems, kurie galbūt kartais galvoja, kad su tam tikrų amžiumi baigėsi intensyvus sportas. Na, jis, aišku, mažiau turbūt intensyvus, bet vis dar galima siekti sporto aukštumų, medalių, taurių, kurių šiandien ant mūsų stalo vos telpa. Taip. Ačiū labai, kad apsilankėte ir papasakote ir didžiausias sėkmės ateities varžybos ir iššūkiuose. Ir ačiū už gerą pavyzdį visiems. Ačiū. Vat mes ir skatinam, kad galim sportuoti. Tikrai ne iki 35 ar iki 70. Jeigu ką nors skauda, tai eikit sportuoti ir nebeskaudės. O jeigu kas susidėvės, tai pakeisim, ne? Taip. Ačiū Jums labai. Ačiū.